Šią savaitę Ženevoje vyksta 77-oji Pasaulinės sveikatos organizacijos asamblėja, kurioje be kitų klausimų svarstomas susitarimas dėl PSO pandeminės konvencijos ir tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių. Sveikatos apsaugos ministras Dulkys nurodė, jog pandemijos susitarimo rengimo terminas yra nepakankamas. Esame pasiryžę ir toliau dėti bendras pastangas, kad parengtume prasmingą susitarimą, kuris pelnytų visuomenės pasitikėjimą. Būtina išlaikyti susitarimo patikimumą ir skaidrumą, suteikiant pakankamai laiko būtinoms pasaulinėms ir vidaus procedūroms, taip pat konsultacijoms su visuomenė. Sveikatos teisės institutas sveikina šį ministro pareiškimą ir tikisi, kad tai netaps tuščiais žodžiais, panašiai kaip sovietų kompartijos vadovų pareiškimai prieš kelias dešimtis metų. Tikimės, kad į konsultacijas su visuomenė bus pakviesti ne tik tie, kurie pritarė, bet ir tie, kurie į šiuos dokumentus žvelgia labai kritiškai. Gerbiamas ministre, jūs puikiai prisimenate, kad COVID laikotarpiu Pasaulinė sveikatos organizacija pasirodė prastai. Jūsų vadovaujama ministerija buvo tapusi vienu iš pagrindinių melo ir dezinformacijos šaltinių. Įvedėte taip vadinamą galimybių pasą, nesiremdami jokiais moksliniais teiginiais, o tik tai iš piršto laužtomis spekulacijomis. Puikiai žinome, kad COVID vakcinų įtaka viruso plitimui klinikinių tyrimų metu nebuvo tirta. Jūsų vadovaujama ministerija platino paslėptą melagingą vakcinų reklamą, kurioje teigia, kad COVID vakcinos 100% apsaugo nuo sunkios ligos ir mirties. Sveikatos teisės institutas kviečia jūs. Būkite pagaliau vyrų. Nustokite slapstytis už moteriškės nugaros ir priimkite kvietimą atviram pokalbiui. Taip pat manome, kad absoliučiai būtina padaryti visuomenės apklausą ir sužinoti jos požiūrį į PSO susitarimus.